Daugelis pacientų vis dar bijo žodžio protezavimas. Stengiasi jo išvengti arba jį atidėti kiek įmanoma ilgiau. Šiandien mes pacientui visuomet stengiamės atstatyti ar danties defektą, ar prarastą dantį kuo natūraliau ir kuo mažiau invazyviai. Aš iš vis manau, kad protezavimas yra turbūt tokia viena prasmingiausių sričių, todėl kad pacientas mato labai akivaizdų skirtumą. Ir neretai kabinete būna ir džiaugsmo ašarų, ir apsikabinimų, ir bučinių. Ir tai yra turbūt tai, kas atperka visą įdėtą darbą ir kartais net 2 ar 3 metų gydymo kelionę. Tačiau, kada tu matai paciento ašaras akyse arba paciento šypseną ir pasakymą, kad aš negalėjau patikėti, kad tai yra mano dantis, tai yra turbūt tai, dėl ko mes ir dirbam. Neretai pacientai kreipiasi su iš tikrųjų jau sudėtinga situacija, su įsisenėjusia problema. Tačiau šiuolaikinės galimybės ir šiuolaikinis protezavimas leidžia realiai išspręsti turbūt viską. Taigi raginu pacientus visada kreiptis atsitikus nedideliai bėdai, netekus vieno danties ar jam lūžus. Todėl, kad esant nedideliai problemai, protezavimas vyksta labai paprastai, greitai, sklandžiai, neretai užtenka 2 ar 3 vizitų, kad jūs jau išeitumėt su išspręsta problema. Tačiau visgi didelė dalis pacientų kreipiasi su jau įsisenėjusia bėda. Šiuo atveju, net netekus vieno danties, per keletą metų vyksta pokyčiai visoje burnos ertmėje. Keičiasi sąkandis, juda gretimi dantis ir tuomet, net norėdami atstatyti vieną jūsų dantį, turime taikyti kompleksinį gydymą. Neretai protezavimo prireikia ir jauniems pacientams, jį kompensuoja teritorinės ligonių kasos, kada gali to reikėti. Kada pacientas neturi nuolatinio danties užuomazgos, kada netektas dantis dėl traumos arba labai didelis danties pažeidimas, tai lygiai taip pat ir jauniems pacientams galime atkurti dantis protezavimo būdu. Dažnai pacientas mano kėdėje man sako, man gėda. Ir visada norisi jį labai nuraminti, todėl kad mano darbas yra jam padėti. Tai noriu nuraminti, kad aš esu jūsų pusėje. Mano tikslas yra surasti jums tinkamiausią gydymo variantą, jį pritaikyti ir komandinis darbas padės pasiekti gražią ir sveiką šypseną.